Sveiki visi! Šiandien panagrinėsime 4 priežastis, kodėl millennials karta yra ta karta, kuri dažnai nusisuka nuo investavimo akcijų biržoje. Vadinamieji tūkstantmetininkai, apie kuriuos kalbėsime, yra nuo 28 iki 43 metų žmonės, gimę tarp 1981 ir 1996. Ši karta mažiau renkasi ilgalaikio investavimo strategijas ir todėl rečiau gali džiaugtis sudėtinių palūkanų efekto nauda jų investicijam pelnui. Tikrai taip, išgirdote mane teisingai. Nepaisant to, kad millennials užaugo technologijų revoliucijos eroje ir naudotis įvairiomis internetinėmis investavimo programomis jiems būtų gan paprasta, daugybė šios kartos atstovų mieliau pinigus taupo, nei juos naudingai įdarbina. Bet kokios yra šio reiškinio priežastys? Kodėl žmonės su technologiniu supratimu ir finansinėmis galimybėmis susilaiko nuo daugiau mažiau pasyvaus pelno gavimo? Panagrinėkim viską išsamei. Tik dar noriu tradiciškai paprašyti spustelti like ir subscribe mygtukus po šiuo video, bei primenu, kad viskas, ką šiandien išgirsite, nėra finansinis patarimas. Tiesiog dalinuosi faktais ir statistika paremta savo nuomonę, o jau asmeninius finansinius sprendimus turite priimti patys. Gerai, šokam į pirmąją priežastį. Tai pirmoji priežastis, kodėl millennialsai neinvestuoja, yra juos veikianti baimė. Tie, kuriems šiandien yra maždaug 30 metų, investuoti vengia dėl finansinių nuosmukių, kuriuos jie matė ir patyrė per pastaruosius 2 dešimtmečius. Kartoms keičiantis visuomenėje vyrauja optimistinės nuotaikos ir viltis, kad ateinančiai kartai viskas seksis geriau. Iki tam tikro momento gal tai ir buvo tiesa. Tai po Antro pasaulinio karo žmonėms buvo savaime suprantama, kad kiekviena ateinanti karta bus turtingesnė už praėjusią. Pavyzdžiui, X kartos žmonės gimę nuo 65 iki 80 buvo turtingesni už baby boomerius gimusius nuo 46 iki 64. Tačiau kai atėjo laikas millennials pamainai, buvo nustatyta, kad jie negali žengti į priekį taip pat sparčiai ir klestėti taip pat stipriai, kaip tėvai ir seneliai. Tai pirmiausia 2000-ųjų .com burbulo sprogimas. Po to jau atsigavusios rinkos supurtė 8 ir 9 metų pasaulinė finansų krizė nekilnojamo turto burbule. Kai labiausiai nukentėjusios valstybės atsistatė po jos, atėjo 20 metų COVID-19 draudimų bei baimių sukeltas nuosmukis. Ko nepaminėjau dar? Tiesa, 22 metais karo Ukrainoje krizė. Akivaizdu, kad tiek ekonominių nuosmukių matę millennialsai vengs investuoti. Tik yra vienas bet. Šita baimė yra nepagrįsta, jei protingai investuojama ilguoju laikotarpiu. Matote, visas tas krizės nuo 2000-ųjų išgyvenusios biržos per pastaruosius 20 metų stipriai išaugo. Didžiausia žmonių daroma klaida vis dar nesikeičia. Dauguma nemato ilgalaikių perspektyvų, o klai klausosi to, ką išgirsta per žinias, kur pranešami įvykiai jau yra post factum. Pasiklausę kalbų, kokia pražūtinga situacija, solidžias investicijas žmonės išparduoda bei krizės gilina. Kaip pasakė Warrenas Buffettas, baimė yra geriausias mūsų profesionalių investuotojų draugas. Tie, kurie investuoja tada, kai naujienų vedėjai prognozuoja gerus laikus, moka didžiulės kainas. Antra priežastis, kodėl tūkstantmečio karta vengia investuoti, yra elementari žinių stoka. Dauguma millennialsų nesupranta, kaip veikia akcijų biržos. Pavyzdžiui, toje pačioje Amerikoje, laikomoje kapitalizmo simboliu, vadinamoji Y karta, nežino maždaug 50% atsakymų į bazinius finansinio raštingumo klausimus. Gen Z, jauniausiosios JAV kartos atveju, rodikliai dar prastesni. Gal atrodo JAV labai toli? Realistiškai, pagal finansinį raštingumą, paskutinė statistika iš Lietuvos banko mus pastato į, aš dabar bijau sumeluoti, 31 iš 39 vietų Europoje, kaip ir negalim čia kažkuom labai daug pasidžiaugti. Paradoksalu, bet ši problema pinigų turinčiame vakarų pasaulyje nėra naujovė. Žinių trūksta todėl, kad finansinė edukacija švietimo sistemos lygmeniu iš esmės neegzistuoja nei Europoje, nei JAV. Tai ir darbuojamės mes. Lietuvos mokyklose finansinis raštingumas rimtai nedėstomas. Viskas paliekama ugdymui šeimose. Ir puikiai suprantame, kokiu pagrindu gali išmokyti tėvai gyvenę sovietinio režimo laikais, kur kapitalistinės rinkos apskritai nebuvo. Neturint žinių ir supratimo sunku suvokti, jog vienoks ar kitoks investavimas būtinas, jei norime tapti turtingais. Tad Y kartos atstovai susiduria su klausimu, kaip tas žinias savarankiškai įgyti. Atsakymas paprastas. Turime tokias didelės technologinės galimybės ir prieiga prie kone neribotos nemokamos finansinės informacijos internete, kad būtų beveik nepadoru tuo nepasinaudoti. Kuo daugiau suprantame apie finansų pasaulį ir investicijas, tuo geriau matome, kad tai nėra kažkoks blogas neįveikiamas žaidimas, o kaip tik reali proga užsidirbti, padedant kurti verslams pridėtinę vertę. Trečioji priežastis, kodėl Y karta investuoja vangiai, yra ta, kad užtikrintas, bet negreitas turtėjimas jų tiesiog netraukia. Šios kartos atstovai daug mieliau domisi greito pelno galimybėmis, numoja ranką į riziką ir greičiau renkasi kazino lošimus nei investavimą. Daugiau nei 60% apklaustų JAV millennialsų išreiškė susidomėjimą sporto lažybų sfera, o maždaug
45% apklaustų Y kartos atstovų palankiau žiūrėtų į verslus, kurie klientams suteikia mažų sumų lažybinius voucherius. Taip pat tie, kurie užaugo technologijų epochoje, ieško modernumo. Todėl jie dažnai aklai meta pinigus į, pavyzdžiui, paimkime tas pačias kriptovaliutas ir jaučiasi investuotojais, kai realiai nesiskiria nuo prastų lošėjų. Y kartos investavimo požiūrį atspindi pokalbis tarp Jeffo Bezoso, Amazon vadovo ir Warreno Buffetto. Tai Bezosas kažkada paklausė Buffetto, tu esi antras turtingiausias žmogus pasaulyje, šiuo metu man 5. Ir vadovaujasi labai elementaria investavimo teorija. Kodėl kiti nedaro to paties? Buffettas atsakė, niekas nenori praturtėti lėtai. Negaliu nieko pridurti. Ketvirtoji priežastis, dėl kurios Y karta vengia investavimo, nuolat jaučiamas finansinis nesaugumas. Y karta skaudžiai susidūrė su įvairiomis finansų krizėmis. Taupimas bendrai dažnam mano pažįstamam įaugęs į kraują. Ta pati Lietuvos banko statistika sako, kad mes užimam top 10 su taupimu. Iki tam tikro lygio tai gerai. Tačiau jei mėnesio gale vidutiniam lietuviui po išlaidų lieka kokie 100 eurų laisvų pinigų, jis ar jį pagalvos, kad investavimui reikia didelio kapitalo. O ir pataupyti pinigus dėl visa ko reiktų dar bent kelis metus. Maža ką, gal ateinanti krizė nušluos viską, sunaikins verslus ir pragyvenimui liks tik santopos. Tada Gen Y kartos atstovas nukels investavimą kitiems metams, po to dar kitiems ir nejučia išeis į pensiją net nepradėjęs. Skubu pasakyti, pradėti investuoti nuo 100 eurų per mėnesį tikrai nėra per mažai. Svarbiausia yra pradėti. Kuo anksčiau pinigus įdarbinsite, tuo greičiau galėsite džiaugtis sudėtiniu palūkanų efektu. Jei jums tebėra 30-35 metai, laiko turite į marias. Su sąlyga, kad jį išnaudosite pratingai. Dar labai trumpa žinutė, jeigu pildote sąskaitą balandžio mėnesį, nepamirškite pasinaudoti promo kodu ir gauti iki 20 nemokamų akcijų, kurių viena vertė galėtų viršyti $600. Labai paprastai, jeigu pildote sąskaitą nuo balandžio 1 iki 30, 3 nemokamas akcijas gausite, jeigu pasipildėte virš 5000 eurų sumą, 20 000 ir daugiau duos jums 10 nemokamų akcijų, o jeigu viršėt 50 000, tai momentaliai gaunate netgi 20 nemokamų akcijų. Ir kaip matot, vertė gali tikrai nudžiuginti. Vėl, argumentas labai paprastas, mes nukeliaujam į promo kodą ir suvedame arba April 5, arba April 20 ir April 5, arba April 50, 20 ir April 5. Ir čia yra tiesiog pačiam profilyje Enter promo code po sąskaitos pasipildymo. Tikiuosi, kad jei esate Y kartos atstovai, kurie investavimo vengia dėl kokių išankstinių baimių ir nusistatymų, šis video paskatino jūs kuo greičiau imtis finansinių veiksmų. Džiaugiuosi, jei pradėjau jums atsikratyti nepagristų investavimo baimių, o to pačiu jei atrodo, kad norisi pradėti, bet nežinot kur, štai video apie finansinės laisvės skaičiuoklę ir kaip išsikelti teisingus tikslus, įvertinus kokios sumos reikės investicijose. Spaudžiam, žiūrim ir investuojam.